Sveiki, su jumis aš Raudonasis Lapinas ir šiandien jums aprodysiu, kaip veikia SMS sistema. Pabandysime susikurti paprastutę SMS sistemą ir patikrinsim, kaip čia viskas veikia. Tad nieko nelaukiam ir važiuojam! Gerai, tai mums iš esmės čia reikės 2-3 dalykų. Tai pirmasis dalykas tai bus žaidimas, mano atveju Minecraft, tiesiog kad galėtume pasitestuoti, ką mes čia padarėme. Ir antrasis tai bus mūsų naršyklė. Tai naršyklėje 2 skirtukai reikalingi. Pirmasis skirtukas sms-sistema.lt ir antrasis bus Red Fox Cloud valdymo pultas. Prie jo dar sugrįšime. O dabar spaudžiame prisijungti. Jeigu turite paskyrą, tiesiog prisijungėte ir viskas. Jeigu pirmą kartą čia, tai reikia susikurti paskyrą. Spaudžiame susikurkite paskyrą. Tuomet įvedame savo vardą, pavardę, pašto adresą, slaptažodį ir sutinkame su paslaugų tiekimo taisyklėmis ir privatumo politika. Galiausiai spaudžiame registraciją ir viskas. Na, o aš kadangi jau viską padaręs, tai spaudžiu prisijungti ir štai čia mes matome pagrindinį SMS sistemos valdymo langą. Tai jeigu jūs jau turite didesnį projektą, kaip matote, čia yra SMS likutis 20/20, nes aktyvus planas pas mane yra free. Jeigu planuojate sulaukti žinučių daugiau, galite paspausti plano pakeitimas ir štai čia turėsit basic ir unlimited planus. Kadangi tai yra pamoka, tai aš tiesiog spaudžiu grįžti. Ir dabar ką reikia padaryti pirmiausiai, tai prisidėti įplaukų išmokėjimą. Spaudžiame šitą didelį pliusą. Aš naudosiu Red Fox Cloud balansą, tai spaudžiu ant jo ir štai čia reikia suvesti savo Red Fox Cloud UID. Tad keliaujame į savo valdymo pultą, susirandame savo UID, štai mano UID yra čia, nusikopijuojame su komandomis Ctrl+C ir įklijuojame su Ctrl+V. Spaudžiame patvirtinti. Štai gauname patvirtinimą, kad įplaukų išmokėjimo taškas sukurtas. Na, o dabar prisidedame aktyvų sujungimą. Tai prisidėkime prie Minecraft serverio. Jeigu jūs naudojate FiveM, galite prisidėti prie FiveM. Mano atveju čia yra Minecraftas, tai spaudžiu Minecraft. Ir dabar ko mums reikia, tai IP, įskaitant ir port, Ercon port ir Ercon password. Tai IP surasti labai lengva, tiesiog keliaujame į valdymo pultą, į savo paslaugą ir nusikopijuojame IP su portu. Grįžtame čia, įklijuojame. Toliau reikia Ercon porto, tai Ercon portą mes galime rasti skiltyje nustatymai. Jis bus štai čia, pas mane 40977, vėl grįžtame, įklijuojame. Ir galiausiai Ercon password, tai Ercon password taip pat galima rasti čia, reikia tiesiog pakeliauti truputėlį žemyn. Taip, kur tas Ercon, matomai šiek tiek per daug žemyn aš čia nukeliavau, va, štai turim Ercon password, tai nusikopijuojame, įklijuojame ir patvirtiname. Štai gauname patvirtinimą, kad prisijungimas sėkmingas ir galime tęsti. Dabar pasirenkame šitam sujungimui išmokėjimo tašką, tai aš noriu Red Fox Cloud balansę, spaudžiame tęsti ir va, gauname patvirtinimą, kad sujungimas sėkmingas, keliaujame į sujungimo valdymą. Taip, tai dar turim vieną didžiulį pliusą, paslaugų sąrašas, tai susikuriame savo paslaugą, spaudžiame tą pliusą ir štai turime dar kelias eilutes. Čia susigalvokime paslaugos pavadinimą. Tebūnie būna koksai VIP tiesiog. Paslaugos kaina tebūnie būna, na, sakykime, euras ir SMS raktažodis bus Lapino VIP. Spaudžiame tęsti ir štai turime nurodymus, ką reikia daryti toliau. Tai keliaujame į valdymo pultą, į nustatymus. Šiek tiek pavažiavus žemiau matome SMS sistemą, spaudžiame SMS sistemą. Na ir čia štai atsiranda laukelis, kur reikia viską suvesti. Tai raktažodis, nusikopijuojame jį, įsiklijuojame, tuomet nuorodą, taip pat nusikopijuojame ir įklijuojame ir suvedame slaptažodį. Čia yra atgalinė žinutė dar toks laukelis, tai šitoj vietoj bus paprasčiausiai tokia žinutė, ką gaus klientas, na, suvedęs ir sėkmingai užsisakęs paslaugą. Tai sakykime, dėkoju, kad
užsisakei. Tai jeigu vat, klientas dabar suvestų ten žinutę su raktažodžiu ir taip toliau, tai tiesiog gautų atgal žinutę, dėkoju, kad užsisakei. Tai čia galite įrašyti savo serverio, nežinau, kompanijos pavadinimą, jau ką sugalvosit, tą sugalvosit. Spaudžiame išsaugoti, štai gauname patvirtinimą, kad sėkmingai pridėta ir jis atsiranda čia. Kadangi viskas pavyko, galime patvirtinti, kad pridėjome raktažodį ir spaudžiame mygtuką tęsti. Va čia ateina sudėtingoji dalis, kadangi čia mes tiesiog iš esmės pasakom, kokias komandas reikia serveriui suvesti, kad pridėti tam tikrą paslaugą. Tai čia, kaip matote, yra LP, user, tada procento ženkliukas, username procento ženkliukas, parent, add, VIP. Tai jeigu jūs suvesite tokią komandą, jinai paprastai neveiks, jai reikia LuckPerms plugino, tiesiog per LuckPerms pasidaryti vadinamus permissionus, leidimus ir tada galime naudoti. Kadangi aš savo serverį tokio dalyko pasidaręs nesu, tiesiog rodau, kaip veikia SMS sistema, tai įsirašysiu labai paprastas komandas, tai tiesiog say ir sveikinu tu nuostabus. Tai tiesiog, kai bus užsakyta paslauga, į serverį tiesiog nueis paprasta komanda, say sveikinu tu nuostabus. Jeigu norite prisidėti dar vieną komandą, tai tiesiog dedam kabletaškį ir galime vėl rašyti say nerealiai čia. Ir lygiai taip pat susivedame čia, tiesiog, jeigu turite LuckPermsus, galite naudoti remove, bet šiaip nėra būtinas dalykas, ir pasirenkame, kiek dienų galios mūsų paslauga. Tai daleiskim 30 dienų. Spaudžiame tęsti ir gauname patvirtinimą, kad paslaugos sukūrimas yra sėkmingas. Nuo šios akimirkos žaidėjai gali siųsti SMS, DH1, lapino VIP ir playerio pavadinimas, žaidėjo pavadinimas turbūt reiktų sakyti, numeriu 1679. Tai va, ir gaus tą vadinamą VIP paslaugą. Tai čia praktiškai tas pavadinimas, kurį mes suvedėm. Kaip viską patikrinti, tai tiesiog galime keliauti į valdymo pultą. Štai čia yra test mygtukas, spaudžiame jį, pasirenkame DH1, štai turime lapino VIP. Tai čia tiesiog surašom savo žaidėjo pavadinimą, lapinas, jeigu pas jūs yra kažkokie tai numeriai sugalvoti, tiks ir jie, bet šiuo atveju pas mane, kadangi nieko nėra, tai sakau, viską rodau labai paprastai, tai tiesiog įvedu savo pavadinimą ir sugalvoju kažkokį tais numerį, iš kurio bus išsiųsta. Tai jeigu viską aš atlikau teisingai, paspaudęs siųsti testinę SMS, ir štai matau žinutę, kad žaidėjai užsakytas VIP, žinutės kaina 1 euras, tai paprasčiausiai dabar tiesiog galiu grįžti žaidimą ir štai matau sveikinu tu nuostabus, nerealiai čia 2 komandos, kurias įrašiau. Tai va taip viskas veikia Minecraft'e. Tai jeigu jums patiko ši pamoka, nepamirškite paspausti patinka, nepamirškite prenumeruoti Red Fox Cloud kanalą. Jeigu mane žiūrite kur nors kitur per kokį TikToką, tai būtinai followinam Red Fox Cloud ir paspaudžiam širdelę. O su jumis buvo aš, Raudonasis Lapinas, tikiuosi, kad ši pamoka patiko, pasisėmėte kažko naujo. Manau, kad reikės kažką sukurti ir su LuckPerms, kad būtų šiek tiek aiškiau, dabar buvo viskas labai paprastai. Tai sakau, iki kitų pamokų, iki kitų susitikimų ir ate!